Sveiki visi, malonu vėl su jumis susitikti ir šiandien dalinuosi naujų hipnozės seanso įrašų, kurį leido klientė dalinti su jumis dėl to, kad jame yra labai daug informacijos, kaip susigrąžinti meilę savo. Ir klientė tai sugebėjo nuostabiai, unikaliai padaryti, keliaudama per savo pačios nugyventas laiko zonas, laiko juostas, praeitus gyvenimus, juos sudėti į vieną, suvokti, kur yra blokai, kur yra uždarimai, visą tai paleisti, su meile judėti tolyn į priekį. Ir pasąmonė dalinasi daugybę patarimų, kaip tai atlikti harmoningiausių ir lengviausių būdų. Taip pat šitoj sesijoje yra labai unikalu stebėti, kai pasąmonė labai nori daug pasakyti. Dėl to jinai scenomis dažnai keliauja iš vieno gyvenimo į kitą ir vyksta toks šuoliavimas, šokinėjimas, kad tą informaciją kuo daugiau perteikti ir galumoje paaiškina, kodėl visa tai buvo parodyta. Todėl mes matysime ir pokalbį su šviesos būtybėmis kitose planetose, kaip jos veikia, kaip jos gelbėja kitus pasaulius ir kaip tai vyksta. Ir toliau kalbėsimės su viduramžių pasauliais, su riteriais. Ir galumoje visos hipnozės vinis, tai bus pokalbis su pačia šviesa, su šviesos energija ir kaip ji mato mūsų žmonės ir kaip mes galime ją išsikviesti bet kada, bet kur, kai mums labiausiai to reikia, kai mums reikia pagalbos ir kaip su ją komunikuoti. Tai iš ties unikali sesija, labai ačiū dar kartelį klientai, kad leido pasidalinti, manau, kiekvienas iš čia tikrai kažką turėsim išsinešti. Ir jeigu norėtumėte lygiai taip pat savo hipnozės seansą nukeliauti į save, atrasti atsakymus į užsivėlusius klausimus, tai galite man parašyti laišką kristina.asinus@gmail.com, sutarsime datą ir keliausime į vidinius pasaulius, į atsakymų ieškojimą. Tai linkiu malonaus klausymo, tikiu, kad daugeliu atneš naudos šitas įrašas, kaip ir man pačiai, ir susitiksime vėl netrukus. Toks paplūdimys, bet visiškai tuščias, nėra žmonių. Ir jūra skalauja krantą po tokio tamsaus juodo smėlio. Ir tas smėlis toks, ne visai kaip smėlis, toks kaip kietas, bet ir ne akmenis. Labai gerai. O ką aplinkui, matai, kai gali apsisukti, pažiūrėti aplink krantą. Apsidairyti. Tokia atrodo nieko nėra, tiesiog ištisai tas smėlis aplinkui. Toks lyg nei žemės būtų. Ir toks lyg rūkas. Eini per tą smėlį, skalauja jūra. Ir toks eina kaip rūkas per kojas. Toks labai įdomi vieta, tokia labai šviesi. Kaip jautiesi tokioj šviesioj, gražioj vietoj? Kokie jausmai leis sau pajausti? Tokia labai lengva jaučiuosi. Toks atrodo eini kaip per rūką eini. Dabar jau kažkaip labai šviesus viskas pasidarė. O ta šviesa, tas rūkas, kaip apibūdintum jau galėtum? Toksai net ne kaip rūkas, o toks kaip nežinau, kaip būna dūmų užsklanda tokia. Taip eini net savo kojų nematai, viskas taip paskendo tokiuose dūmuose. Bet, tokie dūmai kaip lyg rūkas būna, kai ryte pakyla, toks labai ryškus. Tiesiog eini ir nieko nematai per jį. Ar jauti kokį kvapą? Ar gali užuosti kažką tame rūke, tuose dūmuose? Tokia drėgmė būtų. Tokia vėsuma. O koks jausmas eiti per tą smėlį? Koks tai jausmas? Kai jauti, kaip tavo pėdos jį liečia? Tos ganėtinai šaltas paviršius. Ir net čia atrodo ne smėlis, o toks labiau kaip uolienos tokios. Ir tiesiog vasom kojom einu. Leisiu pažvelgti savo pėdas ir pasakyk, ką pastebi, kai žvelgi jas žemyn. Sakyčiau, tokios vyriškos, bet tokios
ilgos labai pėdos, Mhm. kaip ir žmogaus, bet labai tokios didelės, ilgos pėdos. Kiek pirštų pastebi, jau galėtum skaičiuoti. Leisiu pamatyti ryškiai. 4 liktai. Bet yra nykštys ir tokie 3 maži pirštukai. Geras. Bet tokie, matau kojos ir lygtis tokia kaip mantija kažkokia tai. Leisiu žvilgsniui kilti aukštyn ir papasakot, ką matai ant kūno. Toks žmogus, lygtai žmogus būtų, bet jisai su tokia kaip romėniška tokia mantija užsidėjęs ant savęs. Bet toks labai didelis. Labai toks didelis ir toks gyslotas, toks, net nežinau. Mhm. Rankos irgi tokios didelės, baltas toks visas šviesus labai. Jo, ir kaklas toks ganėtinai platus, veidas toks kaip kiaušinio formos, Mhm. bet toks pailgas. Ir toks, nežinau, akių kaip ir nelabai matau, Mhm. toks tiesiog kažkoks padaras, nežinau, bet toks galva tokia pailga, plika visiškai. Gal tokios mažas akytės lygtai matosi. O tą būtybę stebi iš šalies, ar tu esi tą būtybę, kaip jauti? Aš kaip ir, lyg ir buvau tą būtybę, mačiau kojas, o paskui kažkaip sugebėjau dar iš pašalies pamatyti. Mhm. Kaip atrodo, bet man atrodo, čia kaip ir aš esu, bet aš galiu save pamatyti. Jo, ir rankos tokios ilgos, tokiais ilgais pirštais. Ar turi plaukus, ar nėra plaukų? Ne, jis tos visiškai plikas, Geras. su tokiais baltais rūbais, tokia mantija, Geras. ir šonų susegama. Ar kūnas jaučiasi moteriškas ir vyriškas? Vyriškas, sakyčiau, labiau. Jaunas ar senas? Jaunas. Kaip manai, kokiam gyvenimo tarpsniui galėtum būti dabar? Kiek maždaug metų? Kokių 30 gal. Ar kūnas jaučiasi sveikas? Taip, labai toks tvirtas, Energijos daug. raumeningas. Toks kažkoks lyg šventa būtybė, net nežinau kaip paaiškinti. Toksai vienas stojo ten ant tų rūko, nes iš pradžių tai atrodė lyg tai kažkur iš žemės. Bet paskui, sakau, jis kažkaip pradėjo eiti ir lyg tai atsidūrė tokia lyg ne visai žemiai. Ir jisai toks tiesiog stovi ir vat, aš lyg save galiu vat, kaip kompiuteriniam žaidimą apžiūrinėti ir save matau tokį kaip veikėją, bet jis toks labai aukštas, liesas. Geras. Ar dabar nešiesi kažkas su savim rankose, ar ant kūno be mantijos, ar nieko nepastebi daugiau rankose? Ne, rankos tuščios, nes aš galiu jas pažiūrėti. Tokios ilgi, tokie siaurėjantis pirštai. O turi kokios juvelyrikos ar kūno ornamentų, kurios pastebi ant kūno? Ar nėra? Ne, lyg tai nėra. Labai gerai. Ir dabar, kai viskas išryškėjo, kai esi dabar tame krante, kaip ši didelė šventa būtybė, ką nori daryti, ką pastebi aplinkui, kur nori judėti. Leis sau jausti, kur keliauja šitą būtybę. Atrodo, jinai kažko laukia. Žiūri taip į tolį, o tolėje lyg tai jūra ir jūroje lyg tai kažkas plaukia, bet tolumoje lyg tai kažkoks laivas, ne laivas. Leis sau ryškiai matyti, ką ten jūrai pastebi. Gali ryškiai matyti. Plaukia toksai, iš pradžių buvo laivas, bet dabar lyg tai lyg ir gyvūnas. Toks kažkoks panašus į krokodilą,
bet labai labai didelis. Ir toks, sakyčiau, gal net ne visai jisai gyvas, gal labiau toks mechaninis, nes iš jo lyg tai garai eina. Ir jis tiesiog plaukia taip per paviršių, kaip krokodilas. Didelis jisai ar mažas, kaip apibūdinti? Didelis. Toks, sakyčiau, gal net kaip laivas kažkoksai tai, bet padarytas į gyvūno tokį pavidalą. Ir jis plaukia tai kaip krokodilas visiškai. Geras. Ar tau tas laivas pažįstamas ar svetimas, kai matai, kokie jausmai kyla? Pažįstamas. Atrodo, kad kažkas atplaukia tiesiog. Nes ir tas žmogus, grynai, kad žiūrėjo į horizontą. Ir va atplaukė. Gerai. Galim pagreitinti laiką į priekį, kai tas krokodilas, tas laivas atplaukė jau ten, kur turėjo atplaukti. Leisiu pajusti akimirką. Tu jau čia. Papasako, kas vyksta, ką matai. Į paviršių išeina jisai. Ne į paviršių, iš tai krantą išlipa. Toks lyg žuvis, bet lyg tarp žuvies ir krokodilo kažkoksai tai su 6 kojom. Bet aš negaliu iki galo suprasti, ar čia toks mechanis, ar čia vis dėlto padaras, nes lyg ir gyvas jisai būtų. Bet jo kojas taip labai nusukasi, kai eina. Ir toksai kažkoks vandens sutvėrimas išlipa iš vandens. Labai panašiai, kai tuose filmuose dokumentiniuose rodo, kai iš vandens išlipa, kai evoliucija visa buvo. Ir kai iš tų išlipo ir tokie, nežinau, ropliai. Tiesiog toks išlipo iš vandens. Ir dabar jau jisai kaip ir nėra didelis labai. Kokiais dydžio palyginus su tavim, kitų atstovė prie kranto? Toks, sakyčiau, kaip prie manęs tos kaip nidos dydžio. Jis išlipa ir jis ateina, jis toks kaip gyvūnas tiesiog. Bet jisai draugiškas, nejaučiu jokios baimės. Atrodo, kad aš jo laukiau. Ir ką dabar jauti, kai jis prie tavęs ateina, atplaukia ir ateina prie tavęs? Jisai džiaugiasi. Taip, prie manęs prisiglaudžia ir atrodo, kad aš jo ir laukiu. Geras. Ir ką darai, kai jis prie tavęs prieina? Nusišypsau. Nors aš kaip ir nematau savo veido. Nėra nei akių, nei burnos, tiesiog ovalas toks. Bet aš jaučiu, kad, džiaugiuosi, iš kažkur grįžo jisai. Geras. O kaip jūs bendraujat su šituo gyviu, kai vyksta bendravimas, jeigu jisai vyksta? Leisiu pajausti ir papasakoti. Tiesiog atrodo, kad, per mintis, nes aš nekalbu, jis irgi nekalba, bet, jisai glaudžiasi ir aš jau jaučiu tą jo energiją tokią per save irgi einančią. Ir mes, dalinamės tuo džiaugsmu. Ir kokia informacija per tą džiaugsmą ateina? Kokie tai jausmai? Kuo apsikeičiat? Toks jausmas, kad aš jo labai laukiau ir jis iš kažkur grįžo ir aš senai jo nemačiau. Ir jisai džiaugiasi mane pamatęs, aš irgi labai džiaugiuosi ir tiesiog toks, malonus jausmas. Geras. Ir ką toliau veikite? Kaip susitikot, pasisveikinot, apsikeitė džiaugsmu? Dabar tas žmogus priklaupė ant kelių. Ir jisai kažkaip, taip sudėjęs rankas, jam ant galvos, taip padėjo. Geras. Ir tiesiog stovi ir atrodo, kad kažkokia lyg informacija keičiasi jie tarpusavy. Toks atrodo, lyg tas gyvūnas buvo kažkur išplaukęs, surink kažkokią tai informaciją, kurios reikėjo tam sutvėrimui ir jie dabar tiesiog keičiasi. Tas atrodo, jam perduoda kažko, ko reikėjo jam. Leisiu pajausti, kokia tai informacija. Žinau, kad gali, kad tau nepasiekiama. Leisiu pajausti per tą prisilietimą, kas eina, kas per informaciją, kas per žodžiai, vaizdai.
apibūdink jos tiesiog kaip išeina. Jisai, tas padaras, atrodo, pasakoja apie jisai kažkur buvo, kažkokio lyg tai raudonoj planetoj ar kažkur, bet tokia lyg ir Marsą panašu, labai dulkėta, ir jisai vat jam rodo vaizdinius tiesiog, ką jis matė. Ir toks atrodo, kad jisai vaikšto po tokią planetą, kurioje labai daug smėlio raudono. Ir aplinkui tokie vaikšto kaip ir lyg dinozaurai, ne dinozaurai, bet tokie kažkokie lyg tai padarai. Bet jie visi aplipa tom dulkėm, tokiam raudonom. Ir jie tokie vaikšto sunkiai. Ir atrodo, kad tas padaras buvo nusiųstas kaip ir patikrinti, kas ten vyksta. Ir jis stebi visą tą nes tas žmogus negali ten keliauti. Tai jis tiesiog siuntė jį kaip zondą tokį patikrinti, kas ten vyksta. Ir ten, negerai, ten toks vėjas. Ir tai visi gyvūnai kenčia labai. Ir jo. Kaip tie gyvūnai atrodo, kuriuos matė? Tokie, vat kažkas panašaus lyg dinozaurai, bet ne visai. Tokie apvalūs kūnai, ilgi kaklai ir tokios galvos, tokie kaip bumbuliukai kaba. Ir jie tokie labai laivi, tokie matosi visai. Kažkas lyg ir gyvūnas, bet lyg ir augalas, su tokiai kojos tokios ilgos kaip šaknis. Ir vat nesuprasi, ar čia gyvūnas, ar čia augalas, bet jie labai kenčia ir tokios audros ten vyksta baisios. Ir vat tas padaras, jisai stebi, kaip visą tai vyksta. Jo tai kažkaip neįtakoja, jis kažkaip toks kaip šarvuotas, jis iš viso atrodo lyg tenais būtų, bet kažkaip ne tenais būtų, aš negaliu paaiškinti, jis lyg žiūri, stebi visą tai, bet jis nėra būtent tenais, nes tie gyvūnai jo net nemato. Geras. Ir dabar, kai matai tos vaizdus, kaip tie gyvūnai tokioj atšiaurioj planetoje gyvena, ką jauti ir kaip reaguoji iš tos vaizdus, ką pamatėjai? Tokį liūdėsi, tokį nerimą tokį. Nes ir tas žmogus, jisai žiūri ir jam, toks, nežinau, gailestis labai jaučiasi, toks, atrodo, jie palikti, vieni tokie, ir nesimato nei dangaus, viskas taip raudona, toks atrodo, raudono smėlio audra grinai tokia, ir vėjas švilpia, ir tokia tyla visiška. Jie net nejuda. O tie gyvūnai, tau kaip tai šviesos būtybei, kuri dabar tai mato, jie pažįstami ar pirmą kartą matomi? Atrodo, kad jie kaip ir nėra iš jo planetos, bet jisai atrodo atsakingas yra. Tu prasme, jisai kaip ir jaučia pareigą kaip ir gelbėti, jis galbūt net yra pajėgus išgelbėti juos, bet jis nematęs yra jų, jis nėra kaip ir dalis jų. Bet jisai galbūt yra galioje jiems padėti. Labai gerai. Labai gerai. Dar yra kažkas, ką perduoda tas krokodilas, ta būtybė, ką dar pastebi, kas atkreipia tavo dėmesį? Daugiau kaip ir nieko. Čia atrodo buvo grynai jo misija ten nukeliauti. Jo. Ir jie dabar tiesiog atsiskyrė. Tiesiog vienas kitą žiūri. Ir kas vyksta dabar? Kai jie žiūri vienas kitą tiesiog? Tiesiog, nežinau, atrodo, lyg atėjo supratimas, kad negali jiems padėti niekuo. Tiesiog tokia būdu nuleido galvas ir toks, lyg susitaikymas, kad, taip įvyko. Ir galbūt jau ten, netgi sakyčiau, per vėlų jau padėti, jau ten kažkas įvyko tiesiog. Ir jie tiesiog abudu sėdi. Geras. Gerai. Dabar tada paliekime šią sceną
Ir leiskime pažiūrėti dalykus, kuriuos tu, kaip ši būtybė šviesos, užsiemi daugiausiai šiame gyvenime, kurį mes dabar stebime. Kuriems tu skiri daugiausiai laiko šiame gyvenime, kurį mes dabar stebime. Mes atvykome, mes jau čia, kas vyksta, ką matai. Nu dabar aš jau kažkur tai jau ne džiunglėse, bet žiauriai žalia aplinkui. Ir taip žalia ir tokie kažkaip tai lyg tai pastatai kalnuose yra, tokios kaip tvirtovės, sakyčiau. Ir dabar aš jau lyg tai jau kažkokiu tai lyg tai riterių laikuose. Ir aš toksai kaip ir vyras esu, bet su tokiais, nu net ne šarvais, bet taip karališkai apsirengęs. Kažkas tai iš, nu toksai gal karalius, nežinau. Ir tiesiog einu per mišką ir toks miškas labai gražus kaip iš tų visų Disnėjaus pasakų, žalia, viskas taip žiauriai žalia. Koks tai metų laikas dabar, kaip pastebi aplink? Vasara, šilta, labai giedras dangus. Ir tokios samanos mištos, žiauriai. Jo, ir matau, vat, kojas, kai statau, tai tokios grinai, vat, riterio kojas, tos tokios iš metalo batai. Geras, koks jausmas vilkėti tokius metalinius rūbus, koks tai jausmas ant kūno? Nu, toks labai išdidus. Toks kaip, nežinau, nu, jo, toks, bet aš ir labai tokia pasikėlęs. Toks einu ir, bet lyg ir vienas, bet aš jaučiu, kad už manęs miške stovi dar daug žmonių, žiūri mane. Ir aš einu ir čia taip, tai rūbai metaliniai, o čia taip per petį toks raudonas, dar skraistė tokia užmesta ir aš toks žiauriai savim pasididžiavęs einu link tų rūmų ir tose rūmuose kažkas, vat, lyg tai yra, nežinau, kas man priklauso. O kaip tai rūmai atrodo, kaip jie iš išorės atrodo, link kurių eini dabar? Sakyčiau, gal tai net ne rūmai, o tokia, va, tiesiog uola, toks, va, miškas proskina ir tiesiog uola ir eina tokie paaugus tokiais vijokliais ir atrodo, lyg tai būtų ne žmogaus sukurta, o toks tiesiog, va, tiesiog tokie langeliai, bet lyg tai iš gamtos susidariusios tokios kaip uolos, bet kartu ir tai atrodo labai tokia šventa vieta kažkokia, tai vat, atrodo, kad aš radau kažkokią vietą, kuri labai labai yra šventa ir kurios, vat, labai ieškojom ilgai. Gal dėl to čia toks pasididžiavimas toksai. Geras. Bet vat, aš kaip žmogus nesu labai toks, nežinau, geras gal, toks labai, vat, atrodo, į save orientuotas, vat, kad man čia reikėjo, už tai atrodo iš nugaros žmonės atstovi, žiūri ir atrodo jie kaip ir norėtų irgi, bet jie nedrįsta, nes čia tai kaip ir man priklauso, čia aš radau ir aš galiu pasiimti, nu ten kažkas, kas priklauso. Sakai, ten žmonių yra daug, jų ir nedaug, kiek pastebiu už tavęs. Jo, daug žmonių, bet jie visi tokie su baime žiūri ir taip už medžių visi, nes ten toks miškas ir aš einu į proskiną su samanom ir ten toliau yra otoloj tas pastatas, o už manęs yra miškas. Ir visi tie žmonės tokie pasislėpia už tų medžių, lyg tai žiūri, kas dabar bus. Ir jie taip visi pasislėpia. O kaip jautiesi apie tos žmonės, galvodamas, juos matydamas? Kaip apie juos galvoji? Nu, jie tokie greičiausiai ar pavaldiniai, ar tokie tiesiog paprasti žmonės, kuriems aš esu gal karalius ar kas, bet jie negerbia manęs, jie bijo manęs. Jie tokie, nu, jie norėtų galbūt irgi to gauti, kas ten yra, bet jie bijo, nes, nu, čia man ir jie tokie, jiems labai įdomu, bet jie tokie labai nuskriausti. Nu, toks irgi gailestis jiems. O kaip tu dėl to jautiesi, kad jie taip jaučiasi? Man nerūpi. Ta prasme, aš juos net nežiūriu, aš nugarą nusisukęs, einu tiesiog. Einu, bet taip žiauriai iškėlęs galvą toks. Labai, nu, tikrai nesirūpinu tai žmonėmis.
O jautiesi jaunas ar senas? Kokie jausmai kilo? Nu, toks vyresnis toks, jau liktai ir žilas, toksai, nežinau, gal kokių 50 metų, jau tokiais, nu, iki čia gal plaukai tokie riesti, barzdelė tokia irgi yra, lyg ir karūną matau tokią, kažkokią tai uždėtą. Kokia ta karūna, jau galėtum apibūdinti? Nu, tokia labai įdomi, sakyčiau, ne kaip karaliaus, nes jin tokia siaura per šitą vietą ir va čia tokie eina kaip plunksnos tokios padarytos iš aukso, bet auksinis ir taip labai žvilga. Ir čia toks apsiaustas irgi su aukso pravedimais. Ar tos plunksnos kažką tau reiškia kaip šiam karaliui ir tiesiog dėl grožio? Toks atrodo, lyg povas simbolizuoja. O povas, nu, yra būtent tos tokios pompastikos, tokio grožio ir pasipūtimo simbolis. Jo rankose kažką susinešies, ar nieko neturi? Aš rankose lyg ir nieko neturiu, bet aš turiu va čia, va toj, nežinau kaip vadinasi, bet kardas yra įdėtas. Ir kai aš einu, aš abiem rankom, va taip aš to kardo laikausi. Bet ne iš to, kad nesaugu, bet tiesiog iš va, to tokio pasididžiavimo, tokio atrodo, kad labai taip bandau iškilmingai eiti. Toksai kaip šlovės toks kelias, atrodo, eina ir va, aš einu ir žiūriu tos rūmus ir einu tiesiog per ten. Tai dabar, kai eini per šias sąmanas, taip išdidžiai, su tokiu pakilėjimu į tą olą, į tos rūmus, kas keičiasi, ką pradedi matyti, kai artėju link jų? Aš matau, nu aš artėju ir aš matau jos, kad jie labai labai dideli ir matau viršui tokie langai. Jie tokie, nu, kaip burbuliukai ir už jų žiauriai juoda. Tiesiog atrodo, va ten tiesiog juoda, tamsu. Ir aš prieinu ir aš va tai va keliu viršų galvą ir aš matau, kad aš negaliu jos patekti. Nes kaip ir yra įėjimas, bet jis yra labai aukštai. Ir aš matau tą olą tokia didinga, didelė ir aš matau, kad aš ją nepateksiu. Ir tada rankom tiesiog vat liečiu ir aš matau, kad jau kaip ir tokia net ne tai, kad panika, bet toks vat nusivylimas, kad aš kaip ir jau čia, jau pasiekiau tai, ką norėjau pasiekti, bet aš negaliu to pasiekti, nes atrodo, kad jisai yra man kažkur per toli. Ir aš neturiu ko paprašyti pagalbos, kad mane vat ar pakeltų, nes atrodo, vat visai nedaug reikia, kad aš ten patekčiau. Bet vat aš negaliu, nes atrodo, daug žiūri žmonių į mane, bet jie nieko negali man padėti. Tokia, aš toks vienas visiškai. Ir aš tada atsisuku į tos žmonės ir aš matau, kad aš neturiu ko prašyti, nes pats juos atstūmiau nuo savęs. Ir jie kaip ir mane žiūri, kaip ir norėtų padėti, bet jie tokie kaip ir už sienos, tokie vat liečiasi prie tų medžių ir jie, nu, gal norėtų padėti, bet negali, vat kažkodėl atrodo rankos surištos. Ir tada, vat tada kažkaip jie žiūri jau su gailesčiu mane labai. Ir aš tada toks kažkoks labai liūdnas. Leis sau jausti visus jausmus, nieko nelaikyk. Papasakok, kokie jausmai dabar pas tave. Nieko nelaikyk, viską leisk. Ką jauti? Iš kur tas gaudulys, tos ašaros? Ką jauti tokio? Tiesiog taip labai kažkaip gaila pasidarė. Ir nes atrodo iš pradžių, kad tas žmogus labai toks nemalonus, pasikėlęs ir net nežiūri kitus. Ir paskui, kai jis atsisuko, atrodo visi tie žmonės
supranta, kad jis nėra toks iš tikrųjų ir tiesiog kažkokie tai lyg tokie tie šarvai tokie, tas pasipūtimas toks atrodo, kad pasitikėjimo tokio jam suteiktų, kad ir jis atrodo eina link tų savo svajonių, jos taip arti ir tie žmonės, jų yra daug, bet jie visi taip iš pašalies, taip žiūri. Jie taip nedalyvauja taip aktyviai jo gyvenime, jie tiesiog taip žiūri ir visi tokie pasislėpia ir atrodo taip išties pagalbos ranką ir bet jis kaip ir neima jos. Ir jau kai atrodo viskas žlunga, jis atsisuka ir jau tada kažkaip atrodo lyg ir per vėlu ir toks atrodo, bet visai netoli ta pagalba, bet kažkas trukdo ją suteikti. Ir tiesiog jis taip žiūri liūdnai į juos, o jie į jį žiūri taip liūdnai ir tiesiog atrodo tarp jų kažkokia tai lyg stiklinė perdanga, jie negali vienas kitam padėti. O ta stiklinė perdanga, kaip ją apibūdintumėt? Kokie jausmai, tai energetiškai kažkokia perdanga? Jos iš pradžių nebuvo pačioj pradžioj, kai jis ėjo. Kai atrodo, ta tokia gera emocija buvo, jis nebuvo jau. Ir tada atrodo, ta panika tokia įvyko, jis negalėjo pasiekti to įėjimo ir tada atsisuko ir tada staiga atsirado ta perdanga ir tokia jinai atrodo iš jo pusės, jinai tokia kaip kvadratas visiškai iš visų pusių ir iš viršaus ir iš priekio, jis tokiam kaip kubė stikliniam. Ir tada atrodo toks tarpelis yra kažkoks ir tada tiesiog tokia siena dar stiklinė nuo tų žmonių. Toks atrodo yra kaip koridorius tarp jų, bet jie nesusijungia visiškai, o tas žmogus iš vis tokiam kube stikliniam, jis iš vis per niekur negali išeiti. Ir jis toks tiesiog ir žiūri į tos žmonės. Bet nelabai stengiasi kažką daryti. Ir tie žmonės į jį žiūri, bet su tokiu gailesčiu. O ar yra kažkas, ką tu kaip riteris norėtum tiem žmonėm dabar pasakyti? Ar nieko nėra? Leisiu pajausti. Tai iš pat pradžių man atrodė, kad tie žmonės, jie tokie visi geri ir tokie visi būtent, su tokie kaip ir meilė žiūri jį, bet kartu ir jaučiasi, kad jie nereikalingi, gal taip jau bijo galbūt atstumti, nes jau buvo atstumti ne kartą. O tas riteris, jisai kaip ir jaučia prieš juos atsakomybę, kad jis jau juos atstumė daug kartų ir jis tiesiog jau, jisai toks, nežinau, toks bėgiškumo jausmas, jis toksai žiūri, yra žmonės, kurie tenai stovi ir galbūt jam galėtų padėti, bet jis į juos negali kreiptis, nes per daug jau nuvylė ir tiesiog, ir taip jisai tiesiog stovi ir negali nieko padaryti vienas. Supratau. Labai gerai. Gerai, dabar palikime šią sceną ir nusikelkime į svarbią dieną šiame gyvenime, kurį mes dabar stebime. Į dieną, kurią tu laikai svarbia ir kurioje kažkas vyksta. Mes jau persikėlėme į priekį svarbią dieną gyvenime, kurį mes dabar stebime. Kas vyksta, ką matai? Stebiu tokį, liktai situaciją, tokį veiksmą, iškart kažkaip tai mane nukėlė tenais, kad sėdi šeima, tokiam mediniam, sakyčiau, liaudiškam, senoviniam, kažkur tai liktai pagonių laikais name, arba čia gal viduramžių. Ir labiausiai matau tėvą prie stalo, su tokiais lininiais rūbais. Ir jie visi rankom susikabinę prie stalo sėdi. Liktai meldžiasi, ar šiaip dėkoja už maistą. Žmona matau irgi sėdi, vaikai, ir jie visi aplink tokį didelį stalą. Ant to stalo duona matau padėta, liktai kažkokie puodeliai moliniai. Ir tiesiog aš matau, aš juos stebiu lyg iš viršaus. Jie tiesiog visi susikabinę lyg meldžiasi. Aš jie dėkoju. Tokioj tyloj visiškai. O kiek ten šeimos narių pastebi? Leisiu pamatyti ryškiai. Tai tėvai, liktai 3 vaikai, maži tokie.
O patalpa, kurioje sėdi jie, kaip atrodo jinai? Tokia, toks iš pradžių liktai man atrodė labai senovinis namas, bet dabar aš matau, kad čia gal net toks jau senovinis, nes lyg ir laikrodis toksai yra. Ir laikrodis, aš net girdžiu, kaip jis tiksi. Jis toksai apvalus, toks nedidelis, bet apvalus kaip žadintuvas, liktai, bet medinis, toks gražus, stovi lentynėlės ir tiksi. Tokia medinė lentynėlė yra, stalas didelis, sėdi jie ant tokių suolų, didelių medinių. Ir toks namas su mažais langiukais, iš vis net nesimato tamsus tos ganėtinai. Baltos tokios staltiesėlės yra, toks, sakyčiau, nu toks senovinis, bet ir ne visai iš pagonių čia jau, sakyčiau, laikų, ir jie tokie visi, nu, su tokiais batais įdomiais. Kaip jie atrodo, kaip jie apsirengia? Nu, vat jie visi tokie lininiais rūbais, kelnėm, mama tai liktai su suknelė, batai tokie irgi, neklumpės, bet tokie, vat, kaip iš viduramžių, tie tokie, kaip būna prišti siūleliais. O kokie stalo įrankiai ar lėkštės, kaip jūs atrodo, apibūdintum, kas ant stalo padėtų? Lėkštės tai liktai molinės, tokios didelės. Ir iš abiejų pusių peilius matau, bet jau tokius metalinius, jau tokius visai šiuolaikiškus. Šakutės, tokios siaurus, tokiais ilgais. Ir tos lėkštės taip gražiai ant tokių baltų staltiesėlių padėtos. Ja, dabar, kai sakėjai, šeima sėdi, meldžiasi, ne? Kaip ta malda skamba, kokia energija eina iš tos maldos ir kam jie meldžiasi, kai girdėjo dabar? Jie nesako jos garsiai, jie tiesiog tyli. Jie visi va taip susiėmė už rankų prie stalo ir tiesiog va nuleidę galvas, atrodo, kiekvienas pats savo galvoj sako, nesako garsiai. Bet aš manau, kad jie turbūt dėkoja už maistą, o maisto tikrai nedaug ant to stalo, ten duona gal kažkokia tai liktai ir mėsa, bet taip labai viskas paprastai, bet tikrai netrodo jie kažkokie pervargę ir netrodo kažkokia scena, kad būtų labai man tokia liūdna ar kažkokia, tai sakyčiau, tokie visai džiaugsmingai, jie tokie visai atsipalaidavę, visi dėkoja, vat. Ir kažkaip vaikai, tai vat berniukus matau, visi tokie labai šviesus, balti, tokie vat visai berniukai, jo tokie gal 6 metų. Ir jie tokie, vat, irgi 3 susėdę ant suolo dėkoja už maistą ir visi. O šitie žmonės tau artimi, pažįstami ir pirmą kartą jau ties matai, kai stebėjos? Ne, aš pirmą kartą matau juos. Bet dabar vat kažkaip tai atėjo, kad vat liktai čia žvejai kažkokie tai, liktai vat iš Skandinavijos ar iš vikingų ir jie, jo, ir dabar matau, vat, kad ir žuvis yra ant stalo, ir ant sienos kabo rūkoma žuvis, ir yra vat ir šitie įrankiai visi, šakės kažkodėl tai matau yra sustatytos, ir jie tokie, nugyvena namukė, grinai, va tokie, lyg ir prie jūros kažkur tai. Tokie kažkodėl atėjo supratimas, lyg žvejai čia būtų. Geras. O tu, kai dabar stebi iš šalies, jeigu pamatytum pajausti save, kaip tas stebėjimas vyksta, iš kur tu stebi ir kaip tai vyksta? Toks vat lyg iš viršaus būčiau. Lyg aš būčiau, net nežinau, aš lyg tai, gal ne visai artimas žmogus, bet tos lyg tai kaip globėjas kažkoksai, tai taip pat iš palubių žiūri jūs, bet, nu, esu gera tokia energija, ne kažkokia tai ten dvasia ar kas, bet tiesiog va tokia, kaip, nu, vat, aš jos lyg tai saugau ir aš labai gerai jaučiuosi nuo to, kad jiems yra gerai, ir aš tokia, tiesiog stebiu tą, vat, ir tokia labai, nu, vat, geras jausmas, tokia ramybė, visi tokie ramūs sėdė, tiesiog rankas susikabinę ir aš va tai va džiaugiuosi ir aš kažkur tai va palubėsi sėdžiu, va, bet man nėra tokios kaip, nu, va, manęs, tokios, aš tokia kaip šviesa tiesiog esu ir va tiesiog va žiūriu juos.
Ir man tiesiog atrodo, kad man įdomu, aš likti būčiau kažkoksai sutvėrimas, kuris taip stebiu tiesiog kitus ir žiūriu, kaip jiems sekasi ir man tiesiog yra labai labai įdomu, kaip gyvena žmonės. O dabar kaip ši dvasia, tu stebėjai tik šitą šeimą prižiūri, ar yra ir daugiau vietų, kurias tu prižiūri vienu metu, ar kaip tai vyksta? Man atrodo, kad daugiau. Man atrodo, aš tiesiog tokia kaip labai jauna tokia energija, labai tokia atrodo, kad mane išsiuntė mokytis, mane išsiuntė semtis kažkokios patirties ir aš žiūriu ir stebiu, kaip visą tai vyksta. Atrodo, kad mane kažkaip pasiuntė patirti pasaulis, kaip vyksta. Ir aš išsirinkau šitą šeimą pastebėti. Man tiesiog labai įdomu buvo ta malda jų tokia ir aš kaip ir net nelabai suprantu, kas čia vyksta, nelabai suprantu kodėl, bet man labai įdomu. Ir aš nematau jų veidų, aš matau labai iš viršaus, aš matau tų berniukų grinai čia galo, štai matau, kad tokie šviesus plaukučiai. Ir mama su tokie liktai raišių čia per galą. Ir aš iš viršaus, aš tokia kaip šviesos dėmė, tokia viršai, blizganti tokia. Ir aš tiesiog žiūriu, bet labai tokia džiaugsminga, tokia vaikiška, sakyčiau. O ar yra būdas, kaip tu bendrauji su jais, o tiesiog tik stebi? Kaip renkėsi daryti, kaip darai dažniausiai? Jie manęs nemato, bet aš galiu įnešti jiems šviesos. Ir kaip tai vyksta? Ir aš tiesiog, aš būdamas su jais kažkur tai, aš tą energiją galiu dalintis ir tą šviesą galiu dalintis ir atrodo visas kambarys toks šviesus pasidaro ir visi tokie šypsosi, kažkokios tokios liktai džiaugsmą įnešiau. Atrodo, jie gal ir rūpesčiasi už tai ir sakiau, kad stalas atrodo toks skurdus, jie atrodo, dirba žmonės, jiems sunku, bet atrodo, aš tokia vaikiška energija, tokia džiaugsminga. Džiaugsmo, ne, pačiu. Tokia džiaugsmo, grinai, jiems įnešiau, kad jie pasidžiaugtų. Tai realiai, jeigu jie pajunta tą džiaugsmą, tai realiai pajunta tavo tą šviesą ir tai vyksta bendravimas, ne? Taip, nes aš tokia, nežinau kaip paaiškinti, aš toksai, už tai kaip sakau, kaip blynas, bet toks kaip saulės spindulys toksai. Ir aš taip visa tokiais spinduliais taškausi, tokia aš, toks, žinai, kaip lyg ugnis kažkokia, bet toks kamuoliukas, kuris taip spindi. Ir atrodo, aš kartais nuo savęs paleidžiu kažką tokio ir jisai nusėda ant tų žmonių ir jis lieka toksai. Ir aš turiu galimybę dalintis. Ir ir dalinuosi. Ir už tai tas kambarys toks šviesus, žiauriai atrodo. O kaip žmonės gali tavęs paprašyti to džiaugsmo, kad tu jį galėtum duoti? Kaip tavęs prašyti, kad galėtum dalintis tuo? Kaip žmogus turėtų tai daryti? Tai atrodo, kad ta malda, kaip aš sakiau, čia gal net ir ne malda, o tas toksai pasąmonės bendravimas, nes jie visi šnekas atskirai, jie nėra taip, kad šneka viena malda, kaip būna, bet jie visi atrodo su savimi šnekasi, jie atrodo savo mintis leidžia į gyvenimą ir atrodo, kad jie bendrauja ir patys to prašo ir susijungia su manim. Tiesiog kaip ir gal ir iškvečia mane ir pritraukia mane. Ir atrodo, kad jie tiesiog patys spinduliuoja tą energiją ir ta energija susikabina su mano energija ir mes tada susiliejam ir dalinamės tiesiog vienas su kitu kažkokia tai gale, kažkokia ta energija tarpusavį tiesiog. Ir aš kaip ir gebu paimti tiek ir neigiamą ir teigiamą, bet aš duodu teigiamą tik tais. Nes manęs nepaveikia neigiamą, nes aš esu ant tiek šviesi, ant tiek aukštos, ten jau nežinau, energijos, kad manęs neveikia ta tamsi. Ir aš esu už tai labai tokia vaikiška tyra, kad, aš neturiu tos iš vis jokios blogos energijos, už tai aš moku dalintis gera. Ir atrodo, kad jie ir su pasąmonė tiesiog ir bendrauja su manim, už tai aš ir esu ten prie jų. Geras. Sakai, dabar atei čia mokytis, patirti. Dabar kai gali apžvelgti tą visą miestelį, kuriame yra ta šeima. Ar yra daugiau tokių kaip tu, ar dabar tu vienas esi šitoje erdvėje visoje? Šitoj vietoj aš kaip ir esu viena,
Nes man atrodo, kad tiesiog šitai šeimai labai reikėjo manęs ir jie kaip ir išsikvietė, bet mūsų yra labai daug. Visur jų yra, visur pasaulyje yra labai daug ir visą laiką atsiranda, kai labiausiai reikia. Ir tiesiog, mes paplitę esame ir išsišaukti ir išsikviesti yra labai nesudėtinga ir mes to net nejaučiam, bet skleisdami va tą savo energiją, mes, sakau, labai susiliejam ir tiesiog atsirandam. Ir šitoj vietoj aš esu viena, bet aš žinau, kad mūsų labai daug. Ir mūsų gali atsirasti labai daug vienoj vietoj. Ir labai stiprios galim atsirasti priklausomai nuo poreikio ir nuo to, kiek mūsų reikia. O kaip jūs susijęs su žmonėmis esate? Koks tai ryšys tarp žmogaus ir va šitos šviesos, kuris su jais bendrauja? Tai atrodo lyg tokie, kaip yra žmonės ir jie skleidžia kažkokias tai emocijas į pasąmonę. Ir iš tos pasąmonės atsiranda ta šviesa tokia ateina. Ir atrodo, kad mes kažkur sklandom viršuj. Nežinau, kažkodėl man atrodo, lyg tai danguj, kažkur tai esam, kažkur tai labai aukštai, labai kažkur giliai. Ir mes esam kaip ir visur. Tiesiog, kai labai ta energija susilieja su žmonėmis ir kai jinai yra labai išskleidžiama į pasąmonę ir visur į visatą, tada atrodo, kad mes sugebam labai išaugti. Nes atrodo, mūsų yra pilna ore, mūsų pilna visur, visatoj, žemėj, visur kambariai. Tiesiog mes esame labai mažas tokias dalelės. Bet kai žmogus iš savęs skleidžia, tą visą pasąmonės šviesą arba kažkokį tai šauksmą, kad jam reikia pagalbos, mes atrodo, iš viso kambario ir taip susiliejam į tokį, tą blyną tokį spinduliuojantį. Ir jis tada atsiranda. Ir jis jau tada jau sukoncentruotai padeda ir jisai tą šviesą skleidžia. Bet jinai yra visą laiką visur. Tiesiog, kai labai susilieja tos energijos, jinai labai išdidėja. Geras. Jeigu teisingai suprantu, kad jūs esate irgi žmogaus dalis, tik atskirai tarsi išoriai. Taip. Geras. O kur yra jūsų šaltinis, sakykime? Yra kažkokia šaltinis, iš kur jūs atėjot, leisk savo pamatyti? Judėti ten, kur jūsų šaltinis. Bet kažkaip atrodo, kad iš visatos, iš kažkur labai toli ir atrodo, visam tam kosmose, visur tų dalelių pilna. Ir iš kažkokios tai vietos esame iš ten, negaliu matyti tiksliai, nes labai daug visur. Labai jisai toks, atrodo, kaip dulkelės, tokios kaip spinduliukai, mažiukai, jų kaip molekulės, jos visur yra paplitusios. Ir jos tokiais spinduliais moka pataikyti, bet jos nėra tik žmonėms, jos yra visoms būtybėms, kas turi pasąmonę, kas moka skleisti tą energiją, jos visur padeda ir visur geba atsirasti, kai labai reikia ir labai tos šviesos trūksta, labai mokam greit atsirasti ir išdidėti. O kaip, pavyzdžiui, gerai, apie Ievą paklausim, kaip Ievai išsišaukti savo dalelę, kurią jinai gali pasišaukti? Kokia yra Ievos dalelė, kuri gali Ievai padėti, kai reikia? Parodykit Ievai, dabar jau galite. Tai kaip ir sakau, tų dalelių yra visur ir visada. Tiesiog reikia nebijoti prašyti, tikėti, skleisti tą energiją ir neužsidaryti. Nes jinai labai užsidaro savyje, jinai labai save nuvertina, jinai netiki į save, netiki į kitus, jinai tokia labai užsidaro. Ir tada, kai jinai užsidaro, mes negalim patekti į ją. Mes visą laiką esam šalia jos, visą laiką mes, kaip ir sakau, visiems galim padėti, visą laiką esam visur. Bet labai jinai tokia, labai prašo pagalbos, labai reikia, bet kartu ir tokia labai užsidarius, labai neatsiveria ir nenori dalinti savo energiją. Ir kaip ir tam vaizdiniai, kur buvo su tuo riteriu, tarsi
yra pilna žmonių, kurie vat padėtų, yra pilna dalykų, kurie padėtų, bet jinai vat tokia po to stiklu, kažkodėl vat bijo atsiverti ir tiesiog vat. Na kodėl nebijo? Iš kur ta baimė pasieteina? Jau gyvenimo iš gyvenimo atrodo, ne? Yra labai daug nukentėjusių apskritai ir pasitikėjimo ir savivertės dingimas yra labai didelis ir labai, vat, už tai tie žmonės visą laiką jie atrodo svetimi, nes kai tik jinai priartėja prie kažko, tik pradeda pasitikėti, atsiverti, dažniausiai tie žmonės kažkodėl labai ją išduoda ir labai pasirodo negeri ir tikrai turėjo jinai daug situacijų ir šitam gyvenime, ir praeitam gyvenime, kur yra labai nukentėjusi ir tiesiog labai bijo atsiverti, labai bijo save atiduoti kitiems, todėl labai va tokia užsidarė savo burbulę, už tai tokia ir jaučiasi nelaiminga, nes nebesidalina savo energiją su kitais, nes yra labai daug atidavusi ir labai yra nukentėjusi ir už tai jaučiasi tokia vienišumas pagrindinis dalykas jos gyvenime yra. Ar galite dabar, kol jinai tokiai būsenai, nuvesti ją į tą situaciją, kad kažkada, kuri buvo šitam ar kitam gyvenime, kur labiausiai buvo atidavus, va tai skaudinta buvo, tam, kad jinai galėtų suprasti, pamatyti ir galų gale paleisti, užversti tą puslapį pilnai. Ar galite jai parodyti tai, kad nesuprastų, kad tai jau praeitis? Matau lyg tai kažkada, bet čia labai senai prieš daug gyvenimo. Jinai lyg tai tokia, kaip, nežinau, šventa kažkokia tai irgi moteris, nešanti kažkokią tai šviesą rankose. Tokia graži, su suknele, ilga, tokia. Ir jinai neša tą šviesą lyg tai dalinti su visais ir širdį labai daug atrodo tokio tyrumo ir atrodo nėra nei truputėlio visiškai jokio nepasitikėjimo, jinai neša tą šviesą ir nori dalinti su visais, nori visiems atiduoti. Ir kai bando atiduoti, iš jos tiesiog pasiima visą tą. Ir viskas. Ir jinai tokiai tamsoj lieka. Ir kai ta šviesa dingo ir tada visa ta šviesa dingo ir atrodo iš jos atėmė visą tą džiaugsmą, ką jinai nešė. Ir dabar netgi šneku ir atrodo iš pradžių šviesa buvo akise ir dabar staiga taip sutemo, net tamsiau akise pasidarė. Ir tada toks kažkoks supratimas, kad tu gali daug labai duoti visiems, bet iš tavęs paims ir nieks tau nieko neatiduos. Ir kažkodėl per gyvenimą pasieva tas eina toksai, kad labai baisu atsiverti, nes iš tavęs atima. Ir atima taip, kad su visa šviesa ir išeina ir tu lieki viena. Už tai tas prieraišumas toks beprotiškas atsiranda prie žmonių, kuriuos jinai myli, nes jinai labai bijo būti vėl išduota ir labai bijo atsitraukti. Ir jinai turi ir šeimą, ir mylinčių žmonės, bet kaip ir po to stiklu, atrodo visi žiūri ją, bet jinai kažkodėl tai jų nemato. Ir atrodo, gali pasitikėti jais, bet kartu ir toks kažkoksai tai yra. O jeigu priimsime viską, kai iš aukštesnės perspektyvos ir ką ta pamoka, kai iš jos tą šviesą paėmė ir tiesiog užgeso viskas, ką tas gyvenimas ją išmokino? Kad nereikia visko duoti. Tu negali viso pasaulio apsaugoti, tu negali visais žmonėmis pasirūpinti, tu negali visiems visko duoti ir atiduoti. Tu turi savo palikti. Ir už tai jinai eina per šitą gyvenimą, per savivertės nebuvimą, tam, kad suvoktų, ant kiek reikia mylėti save ir kad ta meilė grįžtų. Už tai šitas jai gyvenimas ir yra skirtas meilės savo susigrąžinimui. Ir jinai eina dabar per šitą kelią, kur jinai pradeda suvokti, kad jinai nemyli savęs, kad jinai jau labai daug laiko save atidavus yra kitiems, kad jinai nepasitikė kitais ir kad jinai galvoja taip apie kitus, jinai jaunasi dėl kitų, visi jie atrodo tokie
beginkliai, tokie visi, nieko už save negalintis padaryti, už tai jinai tą mamos tokią poziciją perimus, nes jinai galvoja visą laiką apie kitus, jinai rūpinasi kitais, o save visą laiką iš šešėlių patraukus, štai tą šviesą atidavus, jinai liko va tokioj tamsoj, jinai mato, kaip kiti džiaugiasi, jai smagu, kad kiti džiaugiasi, o jinai tiesiog vat liko tokioj tamsoj. Tai va šitas gyvenimas jai yra sukurtas tam, kad jinai gebėtų atkurti meilę savo, šviesą savo ir susikurti tą šviesos burbuliuką rankose pati, naują visiškai, savo, su kuriuo galės dalintis, bet neatiduos, o turės savo ir mylės save. O ar yra būdas, žinau, kad tikrai yra, susigrąžinti tą šviesą, kur jinai davė iš visų savo gyvenimo, kur buvo įskaudinta, kur per daug atidavė. Ar galima dabar jai sugrąžinti tai, ką jinai prarado, kad jinai jaustų vėl pilnatvę ir galėtų lengviau žengti šitame gyvenime? Ar yra būdas? Taip, tai čia vat ir yra pagrindinis būdas mylėti save, rūpinti savimi, koncentruotis į save ir savęs nekaltinti, kad esi egoistiška kažkokia tai, kad esi koncentruota į save, nes jinai labai yra pratusi įsivaizduoti, kad bet koks pasigyrimas savimi, bet koks pasididžiavimas savimi, kad tai yra blogai, kad tai yra egoistiška, kad tai yra negražu, jinai net nemoka priimti kažkokio tai pagyrimo. Jai labiau lengva yra priimti kritiką negu pagyrimą. Už tai pagrindinis pamokymas yra tiesiog žiūrėti save, mylėti save ir orientuotis į save, turėti savo poreikius. Jeigu aš noriu tą, aš darau tą, nenoriu, aš neturiu tą daryti. Ir aš esu savo vienintelė, kuri eisiu per visus gyvenimus, paskui tų kitų žmonių neliks, o aš eisiu toliau per gyvenimus. Ir aš eisiu paskui traumuota tokia, jeigu aš savęs visiškai nemylėsiu. Tai ta šviesos kamuolėlė, jinai ir kūrė save atrasdama, ką jinai puikiai šiaip dabar daro. Ir tikrai po truputėlį jinai jau atsikuria ir jinai jau įsileidžia ir tą šviesą į save. Ir jinai jau pradeda to pasitikėjimo įgauti. Jinai pradeda savimi rūpintis ir pradeda save statyti labiau į pirmą vietą ir padeda kitiems tą suprasti, suprasdama pati. Ir va ta šviesa jai ateina tiesiog, va, pradeda jinai pati imti. Ir va ta šviesa jinai tuose rankose ir pradeda jau augti. Ir kaip va dabar tau būtybė, tam graži moteris, kur tą šviesą davė, dabar kai suprato, jau laikų galbūt daugybę gyvenimų į priekį, šitą visą pamoką, kaip jinai keičiasi dabar situacija tenais? Ar kažkas keičiasi pas tą moterį? Taip, jinai ilgus metus žiūrėjo tą savo va, šviesos burbuliuką atiduotą. Ir gailėjo, ir liūdėjo, ir tokioj tamsoj sėdėjo. O dabar jinai atrodo, vat, nusisuko visiškai nuo tos vat šviesos ir pradėjo kurti savo. Visiškai vat, nusisukus nuo mažiuko, tokio visiškai vat, rankose, kuris atrodo vos matomas. Bet jisai jau yra. Jisai jau yra rankose ir jinai jaučia. Ir jis toks šiltas, malonus ir jis žymiai stipresnis negu tas, kurį jinai atidavė. Jis užaugęs bus labai labai stiprus ir jai kaip asmenybei labai padės šitam gyvenime ir kituose. Tai jie realiai dabar šitam gyvenime vat, į save koncentruodamas, ilgindama savo šviesą, visus savo kitus gyvenimus irgi nušvies ir išgydys, kurie buvo tokie sužeisti, ar teisingai? Taip, taip. Nes jinai atidavus visą tą, jinai visas tas savo silpnybės pavers į stiprybės. Visą tai, kas buvo blogai, jinai paims kaip pamoką ir darys gerai. Geras. Ir kadangi žinom, kad laikas neegzistuoja, vyksta šiuo metu ir dabar, kai jie va tą šviesą grąžina dabar šiame gyvenime, kaip keisis va to riterio ta situacija su žmonėmis, kai jis atskirtas, kube, kas pasikeis tenais? Jisai mato tą stiklą, bet jisai mato įskilimus jame. Ir jisai mato, kad jisai gali pro jas išeiti. Tiesiog reikia, va taip va, ranką pastumti. Ir jisai mato, kaip tie žmonės iš po medžio, jie žiūri ir tu gali juos kreiptis, tu gali jų paprašyti, bet tu turi eiti pas juos, tu turi daryti kažką pats, tu turi pats su savim, tu turi pats daryti, o ne
tikėtis, kad ten susiklostys tokios vat sąlygos ir tau kažkas padės, kad tu gali iš to išlipti ir tau viskas tavo rankose yra. Ir tu vat padėdamas sau, tu gali atverti visas duris. Ir jisai supranta, kad jis gali iš to išeiti. Jis gali iš to išeiti ir jisai mato šviesą ir tuose rūmuose, languose. Ir jisai supranta, kad taip, darbo dar yra ir čia nėra taip, kad va dabar va viskas va tai va ir vyko staigiai. Jo. Bet jisai mato, kad jis gali ir jisai jau šypsosi ir jisai stiprėja. Geras, mes šiandien net laiko linijas visas peržengiam. O ką norėt pasakyti tą sceną su būtybė, šviese, su tuo krokodilu, raudona planeta, ką norėt Ievai pasakyti tą sceną? Ką norėt jai priminti? Ta visa planeta žuvusi, vat išmirusi tai yra kaip ir visas skausmas, kas vat buvo, jis atrodo yra labai jai svarbus, jai liūna jį pamatant, mirštant va tokį, va, ne, jis toks visas, jis dar kaip ir nėra miręs, bet jau jam tu nebepadėsi, jau viskas, jis jau yra mirštantis, jis jau pavirsta į tokias dulkes. Ir va kaip ir tas krokodilas siūstas, jisai buvo kaip ir dar viena viltis, kažkaip tai sutvarkyti tą savo vat buvusi, visas tas negandas, visas tas savo problemas ir viską. Ir vat kaip ir ta būtybė tokia, kaip ir atrodo, vat lyg ir jinai būtų, vat siunčia savo tą vat viltį tokią. Ir jis grįžęs, jau kaip ir praneša, kad jau viskas. Jau tai yra kaip yra, liūdna matyti visą tai, skaudu, bet tai jau yra praeitis. Ir mes dabar turim orientuotis į ateitį, turim orientuotis į save ir būtent nesigręždami vat į tą visą praeitį, turim statyti save iš naujo. Ir jie vat atrodo atsistoja, taip atsidūsta ir jie supranta, kad taip, buvo kaip buvo, o dabar turim eiti priekį. Ir jie vat kartu gražiai vat per tą paplūdimį ir toliau eina tiesiog vat. Geras. O ar yra kažkas, kad ta būtybė, ta nušvitusi, tokią aukštą perspektyvą matanti, galėtų Ievai pasakyti, būdama Ievos dalis? Ar yra kažkokia žinutė, kurį norėtų Ievai pasakyti? Leiskite Ievai išgirsti, jeigu yra. Mylėk save, pasitikėk, esi žymiai daugiau negu gali įsivaizduoti, tu žymiai daugiau stiprybių turi, negu gali įsivaizduoti. Ir save vertinti turi žymiai labiau ir turiu talentų, užslėptų tikrai. Save mylėti reikia daugiau ir nesigręžti vat į tą dulkiną, seną, tamsų, mirštantį visą pasaulį. Jisai yra, kur yra. Ir jis tegul būna, jis niekada nedings, jis kažkada tai išnyks, bet jis dabar dar yra, nors jis po truputį nyksta. Bet jisai po kurio laiko išnyks. Ir tu užauginsi visiškai save stipresnę, labiau savim pasitikinčią. Ir ką tu darai labai puikiai dabar, ir tau labai gerai sekasi, ir tikrai labai didžiuojuosi tavimi, ir tikrai investuoji į save labai daug, pradedi save atkurti, vat grynai statyti iš naujo, kas yra labai svarbu. Ir vien tai, kad aš jau pradėjau suprasti tą, tai jau yra labai gerai. Ir va ta šviesa, jinai visą laiką yra šalia, tiesiog reikia į ją atsiverti ir viskas. O atsiverti tu gali tiesiog su meile, su šviesa ta pačia, pozityvumu, o jinai visą laiką yra čia ir visą laiką spinduliuoja ir visą laiką yra šalia. Ar dabar iš šiam kambarį, iš Ievos kažkur aplinkui čia, ar kaip ar yra šitoje? Taip, visą laiką jinai yra. Visą laiką yra. Kad ir kaip būna sunku, kad ir kaip jinai kaltina, kad būna gyvenimas sunkus, kad atrodo susiklosto viskas specialiai. Bet jeigu jinai pasižiūrėtų į situacijas, visą laiką viskas išeina į gerą. Ir visą laiką ta šviesa, kad ir kokios situacijos būna, jinai visą laiką kažkokį spindulėlį, va tokį vieną nuleidžia, kažkokį tai, kuris sukelia džiaugsmą, kuris vat priverčia judėti priekį. Ačiū šiai būtybei už žinias, labai